Yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina. Protingi sprendimai stilingiems langams. Sveiki, čia laida Sekmadienio rytas. Laukiu viešnios ir jau spėlioju, apie ką mudvi kalbėsim. Gali būti, kad nemažai apie mitybą, mat mūsų viešnia visai neseniai ją kardinaliai pakeitė. Kalbėsime apie šeimą, turbūt apie kūrybą. Nemažai sužinosime apie juvelyro gyvenimą, mat mūsų viešnia viena garsiausių Lietuvos juvelyrių. Žinoma, tikrai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, Jurga Lago. Laukiu jos. Pramogų ir poilsio centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. Labas rytas. Labas rytas. Dar kartą sakau labas ir žiūrovam. Dažnai televizijos ekranuose žypsi veidai, kurių veidus geriau ir pažįstam negu darbus tų žmonių. Dažnai nieko net nežinom apie darbus, bet jau žinome, kad tai žvaigždė. Šįryt mūsų virtuvėje žmogus, kuris pirmiausia kalba savo darbais. Tai yra juvelyrė, juvelyrikos namų savininkė Jurga Lago, kurios darbus tikrai žinome ne tik Lietuvoje, jie pripažinti ir visam pasauliu. Tad šiandien ir apie darbus, ir apie namus, jeigu leis mūsų viešnia, ir apie šeimą, ir apie maistą. Mat, mūsų viešnia Lago, jeigu neklystu, jau metai kaip griežtai mėsytei sako ne. Tiesa? Taip. O kas pasikeitė gyvenime po to, kai tapote vegetare? Nepasikeitė nieko. O jūs grina vegetarė ir žuvytės nevalgo? Nieko, kas mirksi? Kas mirksi? Ne, iš tiesų nevalgau mėsos metai laiko, o dabar stengsiuosi nevalgyti ir žuvies, ir kiaušinių, ir pieno. Stengsiuosi. O kaip nevalgyti žuvies ir jūrų gėrybių, kai vyras yra ispanas? Ką? Čia teisingas klausimas, bet kadangi mano vyras irgi nevalgo, tai man yra lengviau. Jis yra vegetaras? Jis yra veganas, taip. Jis netgi veganas? Aha, tai jūs irgi einate link to? Aš einu link to, labai sąmoningai, labai man patinka ir labai gerai jaučiuosi. Tai yra tik dėl savijautos ar kokio nors įsitikinimo? Tai yra ir viena, ir kita. Savijautos man nepakaktų, kad mane įtikintų. Iš tiesų tai yra moraliniai visokie aspektai. Nenoriu aš tų gyvulėlių skriausti. Ir kaip sakiau, gerai jaučiuosi. Kiek jūsų vaikams metų? Aš nuo maisto pradėjau, nes mes virtuvėje tai apie maistą ir pakalbėsiu. Kiek jūsų vaikams metų? Mano vyresniajam yra dabar šį mėnesį suėjo 15, o mažajam 9. O kaip su jų mityba? Vyresnėlis nevalgo mėsos. Visiškai aš jo neverčiau ir jam nieko nepasakojau, bet tiesiog čia yra jo pasirinkimas. Ir aš tyliu ir nieko nesakau, matau, kad viskas yra gerai. Turėjome šiek tiek alergijų ir astmos problemų, kurios pamažu išsisprendžia. Būtent po to, kai atsisakėt mėsos? Tiesiog galbūt taip sutapo, bet iš tiesų matau, kad yra metai geresni. Oho. Jo. O kaip sekti, kad tikrai užtektų visų medžiagų? Man tai atrodo baisiausia. Aš labai smalsiai klausinėjau, nes aš irgi gundausi ir labai retai tą mėsą valgau, bet atrodo, kad nereiktų skaičiuoti, kiek ten tas organizmas ko gavo. Vieną kartą per savaitę ten truputėlį tos mėsos reikia suvalgyti ir tai paprasčiau. Kaip jūs darote? Aš turiu tokią tradiciją, kad kai ateina mano gimtadienis, aš nueinu tą mėnesį pasitikrinti sveikatą. Taip, nuo iki. Techninė apžiūra. Praeinu techninę apžiūrą ir tada aš matau, kokia yra situacija. O vaikus tikrinu dažniau. Kraujuką mes pasidarom porą kartų per metus, jeigu gydytoja neliepia, tada mama liepia. Ir viskas yra gerai. Ir viskas yra gerai. Ir ačiū Dievui. Ir apie maistą, ir apie sveikatą kol kas gana. Dabar pasakykit, ką šį rytą gaminsit. Spėju, tai bus kepsniai. Atspėjot. Ne, tai bus apkepas. Iš tikrųjų mes juos mėgstam. Aš juos gaminu nedažnai, bet kai namuose būna šventė, tai būna daržovių apkepas. Daržovių apkepas? Daržovių apkepas, kuris atrodo labiau kaip daržovių pyragas iš tiesų. Taigi daržovių apkepas pyragas šį rytą. Aš traukiu produktus, kurių mums reikės. Palaukit, gal aš paimsiu lėkštę. Ir mes galėsime čia išdėti. Matau, kad iš knygelės mūsų viešnia gamins. Visada jo. Sako, gaminu namie, vaišinu šeimą, bet iš knygelės. Ir namie iš knygelės? Taip. Tai ta knygelė užtat labai nudrošta.
Kiek panašumų. Aš atrodo, turiu savo mėgstamiausius irgi patiekalus, kuriuos darau, nežinau, 10 metų. Bet vis tiek, dėl viso pikto atsiverčiu savo užrašus apkleckuotus. Ramiau, ne? Tai aš tik blynus moku be knygos kepti. Tik blynus? O tai jeigu tektų svetur, staiga kelioniai pagaminti ir prisimintumėt. Ne, tai būtų improvizacija. Tikriausiai vis tiek aš taip nepadaryčiau, kaip turi teisingai būti. Taigi dedu pomidorus, žaliąją papriką. Jūs būtent žaliosios, ar ne? Prašėt, kad nupirktumėm. Bei visus produktus mes pirkome Norfos prekybos centre. Ten radome viską, ko mums reikia. Čia yra cukinija. Čia yra bazilikas. Čia yra dar baziliko. O čia kas yra? Petražolės. Taip? Baklažanas, kaip spėjus, turbūt svarbus, ar ne? Kas čia? Dar čiobrelių. Ai, čia bazilikas, čia čiobreliai džiovinti. Čia mes turime aliejų, alyvogių. Tikras? Tikras. Taip. O jūs ant palangės auginat? Aš turiu ant palangės. Tikrai? Ir miltai. Viskas, ko mums reikės. Kur kiaušinis? Jau pradėjot gyventi be kiaušinio ir miltų. Jau atsisakiau nuo šiandien. Nuo šiandien. Ir dar yra svogūnas ir česnakas. Manau, daugeliu yra nemažas stresas arba būtų nemažas stresas atsisakyti pieno, kiaušinių, mėsos, ką valgyti. Ne, iš tiesų jokio streso dėl to, kad yra labai daug pakaitinių produktų, kurie yra irgi ekologiški padarytas. Pavyzdžiui, mes parsivežam iš Ispanijos sūrius, kurių, jeigu aš jums dabar padėčiau tą sūrį ir netgi kelių rūšių neatskirtumėte, ar jis iš tikrųjų yra nesūris. O kaip suprasti, tai jūs valgote sūrį, bet tai nėra iš pieno? O iš ko? Jis yra padarytas iš visokių pakaitalų, nenaudojant gyvulinių produktų ir netgi yra ekologiškas. Ir jie lygiai taip pat lydosi ir naudojami picoms ir visokiems patiekalams. Daugmaž iš ko? Pakaitalai skamba baisiai. Nežinau. Bet sakote ekologiškas. Nežinau, tai perskaitau. Soja kokia? Viskas yra iš sojos, iš visokių augalų, skaidalinių visokių medžiagų. Tiesiog pasižiūrim, kad nebūtų chemijų ir kad nebūtų E, U ir Z. Turim savo gamintojus, iš kurių vežamės, netgi siunčiamės. Skamba paguodžiančiai, tektų įdėti vis tiek nemažai pastangų, norint tapti vegetaru, bet šiandien mes pamėginsime jais būti. Pradėkim. Tai jau gaminame. Iš tiesų aš turiu prisipažinti, kad aš nesu tas gamintojas maisto didysis ir labai... O kas gamina namie? Gamina mano vyras. O jūs dažnai būnate kartu, jis turbūt su... Atsiprašau, aš klausiu, bet aš įsivaizduoju, kad jis su lagaminu gyvena. Su lagaminu ir su peiliu virtuviniu. Turi daug instrumentų mano vyras. Jisai gerai gamina ir tiesiog puikiai gamina ir mane išlepino. Aš anksčiau labai gerai irgi gaminau ir su dideliu noru. O dabar jau tas noras nyksta, nes yra patogiau, kai pagamina kiti. Ir dar skaniai. Taip. O į tą klausimą mano, ar dažnai būnat kartu, aš netaip aišku norėjau paklausti, ar jis dažnai būna Lietuvoje, čia namuose? Jis dažnai būna namuose, bet tas dažnai tiesiog jisai dirba, jis yra ispanas, dirba Ispanijoje, dirba New York'e, parvažiuoja į Lietuvą, kiekvieną mėnesį mes būnam pusę mėnesio tikrai kartu. Arba aš važiuoju pas jį. Maždaug pusę laiko. Tai kaip... Pusę laiko. Gamina. Kaip jūreivio žmona, maždaug pusę metų praleidžiate šeimoje visi kartu. Dar kalbant apie maistą, jūs dirbkite, aš pasakosiu žiūrovam. Aš ruošdamasi laidai perskaičiau, na, iš tikrųjų mane pritrenkusi faktai, iš jūsų vaikystės yra nemažai keistų dalykų, ar ne? Pavyzdžiui, kad mūsų viešnia Jurga iki 6 metų kalbėjo estiškai. Taip? Gal ne iki 6, gal iki kokių 4. Aha, tai... Bet kalbėjo estiškai taip. Nes tėveliai studijavo juvelyriką ir Jurga gyveno Taline, ar ne? Ir lankė estišką darželį. Ir lopšelį, ir darželį. Ir lopšelį, ir darželį. Ir iš tikrųjų dar kažką pamenat iš vaikystės, kokių nors estiškų frazių? Atsimenu tokį negražią frazę Tere vana kerė, tai reiškia labas senas velniau, kaip čia. Tikrai? Taip, čia buvo eilėraštukas vaikiškas kažkoks, kurį mes mokėmės. O daugiau nieko. Nes namie tai kalbėdavot lietuviškai, tik darželėje estų kalba, ar ne? Tai visos programėlės, kalėdų dainelės. Bet sakė, aš kalbėjau estiškai pakankamai gerai su vaikais. Tiesiog pakako man žodžių, pakako žinių susišnekėti. Bet aišku, viską pamiršote, ne? Taip. Kalbą reikia lavinti. Sunkiai prisimenu Talino pavadinimą tik tai.
Taigi, ir vienas iš tų faktų yra, kad Jurga vaikystėje suvalgydavo net po 4 cepelinus. Arba taip spėjau paauglystėje, ar ne? Valgi mergaitė. Ankstyvoj paauglystėje tikriausiai suvalgydavau ir po 6 kokius, atsimenu tokį fantastinį puodą. Ir tėvai būtų tada net neįtarę, kad ta mergaitė, kuri suvalgo po 6 cepelinus, vieną dieną pjaustys baklažaną, cukiniją, tik pomidorą ir valgys jau nebedaug ir labai rinksis ką. Vaikystė. Grįžtant prie jos, man irgi buvo labai daugybė klausimų, kaip čia jūs pasirinkote tą profesiją, bet viskas labai tapo aišku, kai paskaičiau, kad abu tėveliai studijavo netgi. Ne tik, kad tėvelis juvelyras žinojau, bet abu tėveliai studijavo juvelyriką, taip? Ir jau anksti jūs turėjote netgi savo darbo stalą, taip? Profesionalų stalą. Taip, aš buvau vaikas, visai vaikas ir aš ateidavau iš mokyklos, ten tiesiog 1, 2 klasė. Turėjau savo darbastalį pas tėvą studijoje ir tenai šlifuodavau visokius metalus, visokias drakonų galvas. Bet ne pažaidimui, o iš tikrųjų jau, ar nepadėtų? Mano tėvai buvo visą laiką labai protingi žmonės ir tebėra. Jie man už tai mokėdavo kažkiek tai ten tų rusiškų kapeikų, aš gaudavau už 1 drakono galvos tokios bronzinės apdirbimą. O iš kur tos drakonų galvos? Drakonų galvos, aš atsimenu, tėvas gamindavo kažkokius kirvius su drakonų galvom bronziniam. Tai būdavo kažkokie ypatingi užsakymai tarybiniais laikais, nežinau. Ir tų drakonų galvų vis būdavo daugiau ir įvairesnių ir mes jas visą laiką turėdavom pirmiausia nušlifuoti, paskui poliruoti. Taigi dirbote, drąsiai galiu sakyti, nes gavote atlygį, dirbote juvelyrė jau labai anksti. Taip. Ir turbūt renkantis profesiją nebuvo didelių svarstymų. Buvo labai dideli svarstymai. Tikrai? Iš tikrųjų, aš norėjau būti, aš lankiau dramos būrelį, man labai puikiai sekėsi, tai buvo kažkoks ten rimtas būrelis, mes filmuodavomės televizijoje ir aš norėjau būti aktorė. Ir mane tėvas tai paėmė už pakarpos ir sako, tavo vieta čia. Prie to stalo. Prie to stalo. Ir man kai buvo baisu, iš tiesų jis mane pirmą nukreipė į dailės mokyklą, tai toje dailės mokykloje viskas ok, aš ją baigiau ten puikiai. Bet kai reikėjo rinktis profesiją, visgi mąsčiau. Ir nenuėjau į juvelyriką, visgi pasukau į grafiką, grafinį dizainą. Jūs pagal specialybę grafikė? Taip. O darote dar tokius darbus? Taip, juvelyrika ir yra grafika, tai yra labai smulkus dalykai, labai daug kompozicijos, ten praktiškai vienas ir tas pats. Nesigailėt dėl pasirinkto kelio? Ne, labai įdomu. Šiandien jau manau, kad tikrai ne. Ką darom su baklažanais? Baklažaną reikia, ant baklažano reikia uždėti druskos dabar, kad jisai galėtų... Tai reikia indo, ar ne? Taip. Prašau. O kam ta druska, ką tai Čia reikia uždėti rupios druskos. Rupios druskos, taip, turim, štai. Kad jisai pastovėtų maždaug valandą laiko. Ir susigertų tą druską į jį, nes kaip gerai, ir baigsis laida, ir mes turėsim valandą laiko pakalbėti, kol į baklažaną gersis druska. Tiesiog baklažanas toks dalykas yra, jisai kaip kempinė, jisai šiaip iš principo neturi tokio didelio skonio ryškaus, tai jam visai nepakenks, jeigu jisai pastovės su tą druską truputį. Gerai, jūs tada berkite druską. Nemažai tos druskos. Nemažai, ar ne? Nemažai. Tai bus pagrindinė druska viso patiekalo, ar ne? Taip. Taigi, kaip matot, mūsų viešnia baklažaną supjaustė kubeliais ir paliekame su druska valandai. Mes, aišku, laikysime mažiau, kad spėtumėm per laidą pagaminti apkepą, o jūs namuose laikykite valandą, ar ne? Kitas mūsų darbas susipjausti cukiniją irgi kubeliais? Irgi kubeliais. Tai tuo metu mūdvi turime laiko ir galime kalbėtis toliau. Kad jau pradėjom apie juvelyro darbą, tai ir noriu smalsauti. Tai tikrai labai reta profesija ir mažai apie ją žinom. Kaip gimsta tas kūrinys? Na, kaip supratau, iš pradžių kažką paišot? Taip, aš visą laiką pirmą paišau, kadangi, kaip sakiau, esu grafikė. Pirmą paišau, paskui mes kartais padarom tą daiktą iš vaško. Pamėginate iš vaško? Taip. Kartais padarom iš vaško, tada atliejam, kartais mes jį darom tiesiai iš sidabro ar iš aukso, bet su metais tiesiog matau, kad man labai patinka piešti ir geriausia yra, kai aš jį nusipiešiu. Taip tu gali... Kažkoks yra matyt kūrybinis procesas, kuris man yra labiau arčiau širdies ir ta linija, grafinis piešinys, jis man padeda sukurti daiktą. Sakote, mes išsiliejame.
Kas dar yra komandoje? Kiek žmonių? Komandoje pas mus yra dabar 15 žmonių. O, taip, mūsų daug. Visas fabrikėlis? Taip, ir dirbam pusiau Ispanijoje, pusiau Lietuvoje. Visi mūsų papuošalai, kurie yra sukurti iš 18 karatų aukso, tai jau ten iš tos aukštos prabos. Su briliantais ir su visokiais brangiais akmenim gimsta Ispanijoje. Kodėl? Todėl, kad Lietuvoje nėra tiek daug meistrų, kurie galėtų man padėti. Tai kurie mokėtų dirbti su tokiais tauriais metalais ir brangakmeniais? Taip. Tai tiesiog teko man ieškoti ten ir aš puikiai dabar dirbu jau 7 metai. O Lietuvoje mes dirbam su sidabru, su gintaru ir tiesiog mes paruošiam pirmą, jeigu tai yra vienetinis gaminys, tada mes jį darom Lietuvoje rankom. Jurga, bet kaip tai vyksta? Tie žmonės ateina kiekvieną dieną 8 valandą į darbą, sėdi bendram ceche, ar jie kiekvienas namuose dirba? Kaip tai vyksta? Ne, mes visi susirenkam, mūsų komanda visa susirenka kiekvieną dieną 9 valandą. Ir jūs, būdama menininkė, kiekvieną dieną 9 valandą einate į darbą? Tvarkingai. Tikrai? Tikrai. Truputį meluoju, jeigu ką, mane pataisys kolegos, aš ateinu 10. Bet jie renkasi 9, išgeria kavą, aptaria laikraščius. Taip, mes turim susirinkimą. Kai jūs ateinat, jau vaidina, kad labai dirba. Kaip ten jie pasiskirstė? Kokie ten žmonės sėdi? Man labai įdomu. Ten sėdi labai geri 2 mano pagalbininkai, juvelyrai. Sėdi administracija, dizaineris pagalbininkas. Tiesiog turiu labai gerą puikią siuvėją. Siuvėja? O ką siuva siuvėja? Mes siuvam kaspinus, juosteles, modeliuojam visokius užsegimus, karoliukus, siuvinėjam. Nu, toks darbas smagus. Labai kruopštus. Irgi juvelyrė brūkšnelis siuvėja. Ir visi kartu vienoje patalpoje sėdite visą dieną? Mes sėdim, turim 2 patalpas. Viena yra, kur yra ventiliacijos ir ten toks, nu, toks kaip fabrikas, ten visokie. Ai, teisingai, ten daug dulkių, ar ne? Taip. Nu, dulkių ten aukso, nedaug. Vien auksas? Jūs tik su auksu dirbate? Dirbam su auksu ir su sidabru. Tauriųjų metalo dulkių nedaug. Nedaug, ar ne? Tai ten sėdi juvelyrai ir meistrai, o jau ten, kur dizaino departamentas kabutės, tai ten dulkių nėra. Na gerai, nusipaišote. Aš gal paimsiu indą. Prašau, kartais išliejate iš vaško, kartais ne, sakote, ar ne? Ir kiek, tarkim, atspaudžiate, kiek pagaminate, aš nieko neišmanau apie pamušalus ir juvelyriką. Kiek pagaminate, jeigu vieną pardavėt, tada gaminate antrą, ar kaip tai vyksta? Ne, mes turim kelias linijas. Viena linija yra skirta, pavyzdžiui, vaikams. Kita linija moterims, 3 vyrams ir dar yra tokia linija, kaip čia pavadinti, kolekcija, kuri vadinasi Jurga Deluxe. Ir ten jau yra vienetiniai papuošalai. Vienas, vienintelis ir tik vienas. Jurga, ar Lietuvoje yra žmonių, kurie iš tikrųjų vertintų autorinį darbą, kurie mokėtų ne už tai, kiek karatų, o už tai, kad yra kūryba, juk tai, ko gero, yra didžiausia investicija? Aš manau, kad lietuviai nieko nesiskiria ir netgi yra kartais geresni klientai negu kitų šalių piliečiai. Lietuviai turi puikų skonį. Mes esam matę ir šilto, ir šalto. Mes tikriausiai mokam atsirinkti, palyginti. Mes mokam vertinti, žinom pinigo vertę. Geras klientas yra lietuvis. Geras? Taip. Taip, ir ypatingai šiandien, kai jau jie yra pakeliavę, matę pasaulio, grįžta čia, gali rinktis ar pirkti ten, ar pirkti čia iš lietuvio. Ir tiesiog aš negalėčiau skūstis lietuviais nei už ką. Ir nuperka daugiausia lietuviai, ar vis tik turistai, kurie užsuka? Ne, turistai yra ne mano klientai, nes aš negaminu turistinio tokio suvenyro. Jeigu parduodam Ispanijoje... Lietuvoje perka ne turistai? Ne, ne, nes aš negaminu suvenyrų. O užsienyje irgi perka ne turistai. Jeigu parduodam Ispanijoje, perka ispanai, jeigu Amerikoje, perka amerikiečiai. Iš tikrųjų labai nudžiuginot, kad lietuviai, kaip sakote, turi ir skonį, ir žino pinigo vertę, taip, ir vertina autorinį kūrinį. Taip. Labai nudžiugau tai išgirdusi. Dabar maža pertraukėlė mūsų, bent man tikrai labai įdomiam pokalbėje, mat metas rubrikai Namų darbai. Tuoj pasimatysim vėl. Pasistačius svajonių namus, įsigijus butą, laukia pats įdomiausias ir ko gero daugiausia fantazijos reikalaujantis procesas – interjero kūrimas. Specialistų teiraujamės, ar ši kūrybinė terpė gali būti nuspėjama, kitaip tariant, ar joje galima įžvelgti tam tikras tendencijas. Nors kiekvienas interjeras yra kuriamas pagal kiekvieno poreikį ir supratimą, tačiau tam tikras tendencijas tikrai galima pastebėti. Galima būtų išskirti, tarkim, pirmoji pradžiai biuro interjerą.
kur svarbiausia, kuriant biuro interjerą, yra svarbiausia tvarka ir patogi darbo aplinka, kad būtų švaru, sterilu. Todėl šiam stiliui labiausiai tinka pastelinės, ramios spalvos. Asortimente turime skryno audinį, kuris neužtamsina lango, tačiau pridengia nuo nereikalingų saulės spindulių, todėl yra patogu dirbti kompiuteriu ir neuždengia išorinio vaizdo, todėl puikiai viską galite matyti, kas vyksta pro langą. Paskui asortimente labai populiarus ir biurų pamėgtas Glasgard audinys, kuris vasaros metu apsaugo biurą nuo saulės šviesos ir šilumos, o žiemą tiesiog sulaiko šilumą, neišleidžia jos į lauką. Darbinės aplinkos interjere išties galime įžvelgti tendencingumą. Ar tą patį galima pasakyti apie namus? Ar šią saugią oazę, kurioje taisyklės kuriame patys, galime įsprausti į interjero kūrimo rėmus? Kuriant namų stilių, namų interjerą, dažniausiai nustebiname net patys save. Tačiau yra tokių žmonių, kurie renkasi laiko patikrintą ir ramų interjero stilių. Detalės nepasižymi spalvingais raštais, ar audiniai nėra ypač ryškus. Lietuviai ypač pastebėjom, kad pamėgo populiarėjantį labai skandinavišką stilių, kuris pasižymi rausvais, žalsvais, gelsvais atspalviais, pasitaiko baltų, juodų, medžio detalių. Labai populiarėja medinės žaliuzės. Turime tikrai labai plačią spalvų palečių gamą, iš kurių galima išsirinkti kokį medį jūs norite, priderinus prie grindų, baldo ar net lubų spalvos. Medis yra klasikinė medžiaga, nesenstanti, todėl interjere tikrai pritaikysite pagal savo poreikį. Jeigu plačiau kalbėtume apie roletinius audinius, galime pasiūlyti blizgius, kurie tikrai nėra ypač blizgus, tačiau namams suteikia šarmo ir puošnumo. Vienspalviai audiniai taip pat labai populiarūs ir būtent būdingi skandinaviškam stiliui. Roletiniai audiniai su baltomis, juodomis medžio detalėmis. Peršviečiami audiniai, be ypatingų raštų, natūralios tekstūros. Taip pat labai suteikia namam jaukumo ir natūralumo. Na, o jei esate alergiški monotonijai, mėgstate eksperimentuoti, leiskite fantazijai plaukti, nevaržydami savo polėkio. Šiuolaikiniai pokyčių nebijantys žmonės ieško įvairių sprendimų, kaip būti išskirtiniams. Ir nebijo nei kažkokių margų labai raštų ar ryškių spalvų. Renkasi tarp geometrinių figūrų, miesto vaizdų, kažkokių įmantrių ornamentų. Tačiau visada reikia prisiminti, kad įsirenginėjant namus, interjeras atskleidžia jūs patį. Ir todėl nereikėtų vaikytis kažkokių madų, o tiesiog žiūrėti, kas jums yra tuo metu patraukliausia ir aktualiausia, kuriant namų interjerą. Vis tik, ką patartų profesionalai tiems, kurie būtent šiuo metu kuria savo poilsio, laimės ir šilumos oazę? Manome, kad aktualiausia yra tikrai nesivaikyti šios dienos madų, o stengtis suprasti, ko nori pats ir kokie jūsų yra namai, kadangi interjeras atskleidžia jūsų vidinį pasaulį ir svarbiausia, kad jums būtų tose namuose patogu ir malonu gyventi. Primename, kad konkursas Atnaujink savo langų stilių su Domus Lumina produkcija rytinėmis užuolaidomis, žaliuzėmis ir romanetėmis vyks iki gruodžio 14 dienos. Visas žaidimo taisyklės rasite Domus Lumina interneto svetainėje adresu www.domuslumina.lt/naujienos ir jų Facebook paskyroje. Tad kiekvienas jūsų dar turi galimybę laimėti 500 litų vertės dovanų čekį produkcijai iš Domus Lumina parduotuvių įsigyti. Domus Lumina specialistai atvyks į jūsų namus, padės išsirinkti tinkamus roletus, žaliuzės ar romanetes ir juos sumontuos. Sėkmės! Pramogų ir poilsio centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. Čia
Gražias sekmadienio rytas. Mes laukiame, kol orkaitėje pašautas iškeps Jurgos daržovių apkepas pyragas. Neapsisprendžiam, kas pavyks, taip ir pavadinsim, ar ne? Taip, pirmą žiūrėsim, kas ten bus. Tad turime 10 kokių minučių pokalbį, per kurį turiu, žinot, skaičiavau 8 lapus pilnus klausimų. Ne per daug. Tai dabar skaitysiu, kad viską kuo greičiau išklausinėčiau. Jurga, jūsų pavyzdys rodo, kad būnant, turbūt menininkiai iki pašaknų, nes tai yra būtent nuo pat jūsų lopšio, ar ne, tarp menininkų gyvenate ir augate. Nebūtina gerai mokėti matematiką, baigti ekonomiką, kad vis tik turėti savo versliuką. Sunku? Sunku. Kuri vieta yra sunkiausia versle? Sunkiausia dirbti su kolektyvu. Man. Kadangi kolektyvas nemažas, visgi tie darbiniai santykiai ir darbas su žmonėm. Aš esu menininkas, aš noriu būti vienas. Jūs kuriate vardinius darbus, tai yra autoriniai juvelyrikos kūriniai, kitaip ir pavadinti negalima, jūsų vardu pavadinti. O pati, kai renkatės švarkelį, papuošalą, rankinę, batus, perkate tik vardinius? Sunku pasakyti, ne iš tiesų. Žiūriu, kas man patinka. Bet svarbi yra kokybė, kirpimas, kokybė visom prasmėm. Nežinau ar vardinius, bet mėgstu dizainerių darbą. Dizainerių, lietuvių, savo draugų. Perate lietuvių savo draugų dažnai? Taip, dažnai. O papuošalus? Ar turite apskritai namie kitų žmonių papuošalų? Neturiu nei savo, nei kitų. Kaip suprasti? O tai čia šiandien pasiskolinote? Šitą turiu ir dar kokius 5 ir viskas. Ir kai pagaminate kažką, nebūna jausmo, o šitą tai savo pasiliksiu? Nebūna niekada. Taigi batsiuvys be batų? Tiesiog man niekas nepatinka ir aš nieko negaliu užsidėti dėl to, kad visą laiką žiūrėsi, tu visą laiką būsi darbe. Tiesiog čia kaip daktarui su pacientu visą laiką eiti. Arba kaip man televizorių žiūrėti. Taigi jums taip yra su papuošalais? Taip. Ar ant kitų žmonių pastebite savo darbus iš karto? Pastebiu ir savo, ir kitų, ir vertinu juos gramais. Jeigu tai nėra... Gramais? Jeigu nėra jokios kitos vertės, tai tiesiog žiūri ir galvoji, šitie gramų aukso, kiek galima būtų padaryti iš tos medžiagos. Įdomių darbų? Sakote, jeigu nėra kitokios vertės. Taigi, kaip tik vienas iš klausimų, kas sukuria didžiausią vertę juvelyrikos dirbiniui? Vis tik turbūt medžiaga? Medžiaga yra brangi. Svarbiausia iš tikrųjų yra kokybė vėlgi visame kame. Arba jeigu tu dirbi su akmeniu, tai vertė yra akmuo. Paskui vertė yra darbas, kaip tu jį statai. Jeigu tai yra 1 karato labai prabangus briliantas, tai jį reikia mokėti statyti, kad jį parodyti ir kad jisai blizgėtų, kad išsaugoti jo, tvarkingai įdėti į apkaustą. Nesugadinti. Taip, o šiaip svarbiausia yra kompozicija, kaip ir visur kitur idėja ir koks tas papuošalas, kokiam žmogui, ką jis reiškia ir iš ko jis padarytas. Savo darbų plagiatų esat mačius? Taip. Tikrai? Ką darot tokioje situacijoje? Nežinau. Mačiau ir vis toliau, kuo toliau, tuo daugiau matau, bet... O nemėginat susekti, kas tai daro? Kur nors yra slaptas fabrikėlis? Aš manau, kad galbūt Lietuva dar tam nepribrendus, bet ko gero teks imtis priemonių, nes tai yra autorinių teisių pažeidimas. Be abejo. Nežinau, galvoju. O kur matėt gatvėje? Aš taip pribėgčiau ir nulupčiau, sakyčiau, žinai, kad ne. Tiesiog ateina klientas ir paprašo sutvarkyti mano kurtą papuošalą. Ir aš jį paimu ir matau, kad jis yra ne mano ir mes su klientu ginčijamės. Jisai sako, čia yra jūsų. Man jį padovanojo ir tikrai sakė, kad čia yra jūsų. Tai. Ar su vyru, kuris yra garsus ispanų dailininkas, ar ginčijatės dėl kūrybos? Taip. Taip, labai baisiai. Kišasi į jūsų kūrybą ar jūs į jo? Ne, jisai mano nesikiša, aš į jo nesikišu, bet jisai viską mato ir galbūt kiek per daug mato. Ir tada aš jam sakau, tavęs niekas neklaus. Tikrai? O tai būna iki rimtų kivirčių? Tai čia kaip 2, pavyzdžiui, medikai. Jeigu tu operuoji širdį ir 2 kokie chirurgai, pavyzdžiui, širdies kartu gyventų, sakytų, tu galbūt paimk kaip nors kitaip, ką nors padaryk. Tai nebūtinai švelni diskusija, ne, kartais ir griežta. Tai būna nemaloni, kartais labai bjauri diskusija, kurios stengiamės abu išvengti. Ar jis tapo daugiausia čia Lietuvoje, tiesiog patį darbą techniškai atlieka čia Lietuvoje? Jisai jau keli metai turi savo įmonę. Ir daro unikalius baldus, kuriuos parduoda Londone ir Niujorke. Tai jisai skraido į Ispaniją ir su tuo tikslu. Ir tapo. Taip. Santuoka, vaikai, buitis, santykius keičia? Keičia.
sakyti, kad nugludina ir nupoliruoja, būtų galbūt netiesa. Tiesiog yra rutina, yra buitis, yra nuobodulys menininko gyvenime, su to reikia kovoti ir vaistų nėra. Kol mes buvom labai kartu, daug mes stipriai kariavom, esam abu stiprios asmenybės. O dabar, kai mes esam taip tvarkingai 2 savaitės kartu, 2 atskirai, man yra labai lengva gyventi ir jam yra lengviau. Kuria kalba kalbat? Ispaniškai. Vaikai kalba ispaniškai, bet Lino puikiai kalba ir lietuviškai. Tai negalite sau leisti nutrūkti, jeigu nenorite, kad išgirstų. Ne, šitą laidą jisai žiūrės ir supras kiekvieną žodį ir netgi gali skaityti, pavyzdžiui, spaudą. Kodėl jūs nevažiuojate į Ispaniją? Na, toks natūralus klausimas, aš nerandu atsakymo pati, o jūsų kokia versija? Mes turim ten namus, Lino ten dirba, ten jisai ir išvažiuoja, bet mano namai yra čia. Vaikams yra gerai čia. Iš tikrųjų, man labai patinka lietuviškos mokyklos. Nežinau, ar čia yra tas tikras, čia ne tas inkaras, kuris mane laiko. Iš tiesų, mane čia laiko verslas. Aš puikiai kalbu ispaniškai ir angliškai ir turiu daug, kuo toliau, tuo daugiau reikalų Amerikoje. Ir man Amerika patinka labiau negu Ispanija. Aha, čia kalba apie tai. Rinksitės... Ne, Amerika ne, tik New Yorkas. Ar jums nebaisu, kad dabar pridegs jūsų baisu. Tai gerai, nebekalbinu, traukiam pyragą, apkepą per brūkšnelį. Kol mūsų viešnia rūpinasi kūriniu, kuris dabar yra orkaitėje, aš vis kviečiu pasimti rašiklį ir pasižymėti, kągi mes dėjome į Jurgos pyragą apkepą. Dėmesio. Daržovių apkepas pyragas. Prieš darant tešlą supjaustome baklažaną kubeliais, apibarstome druską ir palaikome 1 valandą, kad druska įsigertų. Toliau smulkiai supjaustome likusias daržovės ir apkepame jas alyvuogių aliejuje. Dabar imamės tešlos. Suberiame miltų su druska į dubenį. Supilame gazuotą vandenį, alyvuogių aliejų ir greitai išminkome. Minkome, kol tešla pasidarys elastinga. Palaikome ją šaldytuve, tada išimame ir išklojame formos dugną tešlos sluoksniu. Į vidų sudedame daržovės. Kepame orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje apie 10-15 minučių. Skanaus. Laukiam, kol aušta mūsų šedevras. Kažkodėl tikiuosi, kad būtent taip ir bus. Man vis dar paslaptis, kaip ten be kiaušinių viskas pavyko, bet jūs sakote, kad tikrai mėginot namie. Ir ne kartą. Ir ne kartą. Jurga, dar trumpai pabaigai noriu pakalbėti apie grožį kaip tokį apskritai. Jums svarbiausias kriterijus, kalbant apie grožį, kas? Čia kaip pasakyti, kokia moteris tau gražesnė, blondinė ar brunetė. O kuri jums gražesnė? Turbūt raudonplaukė. Sunku apie grožį kalbėti, ar ne? Sunku. O kalbant apie moters grožį, jūs savo skiriate daug dėmesio? Pakankamai. Tikrai? Tikrai. Visos paprastai sako, o turėčiau daugiau, jūs sakote pakankamai. Aš manau, ką tai reiškia? Kas į tai įeina? Kad aš jausčiausi savimi patenkinta, laiminga, sveika, pakankamai. Jūs vis laik apsirengusi taip, kad ant jūsų bet koks papuošalas bus pagrindinė detalė. Ar tai nėra irgi vienas iš kriterijų? Taip, nes papuošalai man yra svarbiausi. Ir bet koks rūbas yra tik tai fonas papuošalai. O taip apsidžiaugs dizaineriai išgirdę, ar ne, rūbų kūrėjai. Ar jūs turite Lietuvoje kažkokius rūbų kūrėjus, su kuriais nuolat dirbate? Sau, ta prasme, turiu. Jums kažkas siuva, ar ne? Ne, tiesiog aš turiu mėgstamą dizainerę, savo draugę. Ir man patinka jos kūriniai, jos rūbai. Ar tie metai be mėsytės turėjo įtakos ne tik sveikatai, bet ir grožiui? Aš kalbu apie odą, nežinau, plaukus ir visą kitą. Nežinau. Nepajutot? Tikriausiai turėjo, dėl to, kad bendra savijauta mano yra gera. Niekuo labai nepasikeičiau, apart to, kad praėjo dar 1 metai gyvenime, tai tiesiog natūralūs visi procesai vyksta. Nežinau. Sakėte, kad kasmet per gimtadienį einate sveikatos patikros. Tai tikiuosi, kad po to, kai mes jums padovanosim dovaną, jūsų kosmetologė, kosmetikė per kitą vizitą pagirs jūsų odą. Štai čia padedu, išeinant būtinai pasiimkite. Labai mūsų ačiū. Draugai Beoti dovanoja natūralios kosmetikos šiek tiek. Tai, kas šiandien yra tikrai vertinama. Beoti esencija veido efektinga priemonė skirta odos priežiūrai. Tikiuosi, kad panaudosit ir mus gerų žodžių paminėsit. Aš irgi sakau jums labai ačiū, kad apsilankėte. Tai buvo sekmadienio rytas, mes pasimatysime greitai.
po savaitės, tad žiūrėkite mus. Mes iškeliaujam pjauti gardžiai, bet sakyčiau gaiviai ir tikrai riebalais nekvepia šį kartą Belmontas, nes čia yra vien daržovės su aliejuku. Taigi gardžiai kvepia čia pas mus, tikiuosi ir jūsų namuose. Iki. Yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina – protingi sprendimai stilingiems langams.